Treneri, įtikinama pergalė šios dienos dvikovoje. Ar tikėjotės tokio kaip ir lengvo pasivaikščiojimo, ar iš tiesų jis toks buvo lengvas? Kad lengvo pasivaikščiojimo tikrai nesitikėjom, bet buvom patys pikti ant savęs, galbūt po ketvirtadienio rungtynių, kaip mums nepasisekė, kai patys išėjom su kokiom emocijom. Tai šiandien nuo pat pradžių vyrai buvo labai susikaupę, išėjo su rimta emocija ir to pasikoje laimėjom. Na, kaip minėjot, pastaruoju metu šiek tiek banguoja komandos žaidimas, turbūt labai atsiliepia ir permainos komandos sudėtyje. Kaip dabar vyksta tas treniruočių procesas, ar užtenka to laiko įvesti naujus žaidėjus, sulaukėt ir Antano Udro? Esmė tokia, kad kiekviena komanda sulaukia savo bangų, nuopolių ir mes šį sezoną pagavom tokią kaip ir fizinę biškį duobelę. Ir plus dar 2 žmonių išėjimas, 2 pasipildėm, bet vienas dar negali sportuoti, kitas tik dabar įsilieja, irgi jam nuovargis jaučiasi. Dirbam ties to, reikės tam laiko ir tikrai, manau, pasiruošim. Na, daugelį nustebino čia tas jūsų pasirašymas, sakykime, Antanas Udras iš Irano grįžo ir gan egzotiškos šalies, tikrai pažįstamas Marijampolės krepšinio sirgaliams. Kada tikitės jo prisidėjimo? Jo prisidėjimo tikimės gal mėnesio eigoje kažkas panašaus, esmė jis po rimtos traumos yra. Aišku, jam eiti čia į NKL žaisti, aukšto kalibro žaidėjas, gali ir LKL dar tikrai žaisti, bet jisai nusprendė pasilikti pas mus, pasigydyti ir tada duoti naudos mums. Tai abipusė nauda, mes džiaugiamės, kad jisai prisijungs prie mūsų, tiek Antanų džiaugiamės, tiek Bergaudų džiaugiamės, kad pavyko tokius žmonės prisiviliuoti mūsų komandą. Na kągi, ir turbūt jų labai pagalba bus reikalinga tolimesnei kovoje dėl pirmos vietos reguliariam čempionate. Ne, tai faktas, kad mums dabar trūksta aukštaūgių, 2 aukštaūgiai išėjo, tai papildymas tikrai rimtas. Treneri, nepavyko šįsyk Suvalkijos derbis, bet žaidėt prieš pačią stipriausią lygos komandą, jeigu žiūrėtume į turnyro lentelę. Bet pastaruoju metu ir Vilkaviškio Perlas demonstruoja įspūdingą formą. Ir kodėl šiame mače nepavyko to pademonstruoti? Sunku pasakyti, čia manau daug priežasčių buvo ir nusiteikimas ir daugiau čia, manau, psichologinė šiandien tokios detalės lėmė. Aišku, Marijampolė labai solidžiai pradėjo, davė mums kontaktą, kur reikėjo, pamušė pradžioje. Laisvis įsimetė metimus, mes laisvį nemetėm metimų, norėjom, kaip sakau, suvaryti vartus, bet kamuolį nesigavo. Na ir šį sezoną visos dvikovos su Sūduva gan sunkios. Vieną kartą pavyko gal primegzt kovą, antras iki triuškinamai baigėsi, šis iki irgi nesigavo. Bet turbūt tikrai turit savų užduočių šiuose pirmenybėse ir stengsitės pratęsti tą sėkmingą seriją. Taip, stengsimės, tikrai laukia kita darbinga savaitė, kaip sakau, ir nes šiandien tai jokių čia net neturiu pasiteisinimų prieš Marijampolę, ta prasme, kitas varžybas tikrai stengsimės geriau su jais sukovoti. Šiandien trūko indėlio iš jūsų vieno iš lyderių, Andersono pusės. Ar taip sėkmingai, taip įspūdingai jis sužaidė šią savaitę rungtynes su Šakių Vyčiu, kad viršijo savo galimybės, ar tiesiog gal varžovai labai jau gerai gynėsi prieš jį? Aš manau, kad varžovai protingai gynėsi šiandien, o mes nedarėm to, ką turim daryti, ką krepšininkas turi daryti, kad laisvas turi mesti į krepšį. Po 2 kėlinių buvo metę, man atrodo, 6 tritaškius, tai prieš Marijampolę tikrai nėra šansų laimėti.